Sveiki, kas žiūrit mano kanalą, kas dar neužsiprenumeravot, prenumeruokit. Dabar žinutė tiems, kas užsiema protinę veiklą. Ir iš tikrųjų šitą video rašau Dariaus namų brokerių tinklo komandai. Kad suspėti pagal Dariaus tempus, jūsų protinė veikla labai apkrauta, nors prieš tai irgi kai kurie dirbote protinį vadovaujamą darbą, kai kurie paprastus fizinius darbus, bet protiniai veiklai palaikyti, sustiprinti ir energijos priduoti reikia tuo pačiu ir maisto. Tai iš mano virtuvė visada yra chia seeds, Lietuvoje irgi yra pilna pirkti. Chia, o Delfi ar kas ten rašė, irgi jokio vertimo lietuviško nemačiau, bet žodžiu irgi chia rašo. Ir flax seeds, linų sėmenų. Tai visada pas mane virtuvėje didelės pakuotės. Akeras labiausiai mėgsta chia seeds, flax seeds nelabai, bet jas pagardinus su šiek tiek apelsinų sultimis irgi labai skanu, bet labai nedaug reikia, tik tais biškutį. Nu, čia kas nemėgsta, kaip sakant, tos tokios konsistencijos, tokia biški kaip snargliai, nes reikia palaikyti, kol pritraukia, taip toliau, toks kaip nekisėlis, bet žodžiu, dar įduodu be sulčių, kad jokio cukraus nebūtų, nes sultyse, kiek žinote, yra daug cukraus, o jeigu maištate su sultim, rekomenduoju apelsinų sultis, nes apelsinų sultis biški gerina balansą pH, bet yra truputį cukraus, nu, ne truputį daug cukraus, ne, sultis yra. Tai va, ir kai tik tais rytais atsikeliat, atsigerkit vandens buteliuką, galite vandens stiklinę su citrina sumaišyti ir paskui kitą gėrimą ne kava, o chia seeds arba flax seeds. Kas jau geriate kavą, galite gerti, kas norite, galite pakeisti kavą tuo pakaitalu, kur vakar video įrašiau. Gali būti ir miežių kava, aš ten įrašiau video apie kiaulpienių šaknų kavą su visokiam cikorijom. Iš tikrųjų, cikorijų irgi turi tokią, irgi ten tipo kavos imitacija, biški tokia saldesnė. Cikorija turi daug prebiotikų. Kas yra prebiotikai? Prebiotikai yra probiotikų maistas. Tai kad pilvo jums nepūstų, kad probiotikai viešėtų jūsų žarnyne, turite duoti ir prebiotikų. Tai cikorijoje yra, nu kiek ten iš tos arbatos, tai nežinau, bet jeigu iš maistinių, tai brokolis pirmoje vietoje ir tos ilgos pupelės, šparaginės pupelės jis lietuviškai verčia, bet iš tikrųjų ašparagus, ne, angliškai ir vokiškai. Tai žodžiu, su tom karūnėlėm tokiam. Tai va, tie yra geriausias maistas prebiotikams. Bet protiniai veiklai, tai pirmiausia chia seeds ir flax seeds, nes Darius jums vis daugiau ir daugiau informacijos krauna ant smegenų, jūs turit veikti ir jūsų protas turi gerai paveikti, gerai vežti, turi atlaikyti didelius pajėgumus. Plus B12 vitaminų. Geriausia naudoti purškiamus po liežuviu. Plus kakavoje B12 berods yra, tai galite gerti, siurbčioti kakavą vietoj kavos. Nu, aš kalbu apie tą natūralią kakavą, ne tuos Nesquik sintetinės kakavos imitacijas, kur ten cukrus ir viskas, ir maistinių medžiagų nėra. Tai va, jeigu ir nesate Dariaus komandai, bet dirbate užsiemate protinę veiklą, tai šitie patarimai jums irgi patiks. Geriausia, kai prieš turnyrus akerai, nu kartais būna, nu, ne paduodu akerui savo sūnui, ne? Savaitę nepanaudojo, paskui jeigu prieš turnyrą, jau žinau, kad už 3 dienų turnyras, daugiau chia seeds, daugiau flax seeds, kad protas geriau veiktų, ten yra visokių omega rūgščių, omega 3, visokių kitų, kur smegenims greičiau visi tie laksto visos sąsajos, ne? Tai tada aš jau, kaip sakant, akerai papildomo maisto. Ir dar dažnai įdedu į tokį permatomą buteliuką. Tai kiti žaidėjai, kas jau žino akerą, tai ką jis maitina tą akerą, kai jis taip gerai žaidžia? Ką jis ten per tokį gėrimą geria? Nu tai kai kurie, tai kas jau taip daugiau arčiau prie mūsų bendrauja, tai susižino, ne? Gera mityba,
labai pagerina, žinokit, protinę veiklą. Tuo pačiu turite daugiau energijos, jūsų protas neaptingsta, jis pastoviai gali kalkuliuoti ir kitus dalykus daryti, ne? Čia kas liečia šachmatų. O kas žinot, kas nežinot, tai Jakeras yra šachmatistas, geriausias pasaulyje, geriausias Amerikoje pagal savo amžiaus grupę. Nu, pasaulinėse tos turnyruose nedalyvavom, bet pagal reitingus, žodžiu, top 5. Ir pagal savo amžiaus grupę, o jeigu imti progresą, kad jis tik tais 2 metai treniruojasi, tai čia iš viso fantastika. Tie, kas yra pirmuose tuose viršutinėse skaičiuose, jie po 5-6 metus treniruojasi, ne? Kai kas pradėjo tiesiog nuo 5 metų. Niekada neanksti pradėti jūsų vaiką treniruoti, jeigu jam tik ir 3 metukai ar 2. Galite pažaisti šachmatų partiją visiškai ne taip, kaip reikia žaisti, bet kaip su vaiku. Žirgas tuk-duk, bokštas išeina ginti, taip toliau, žodžiu, kad biškį tokį interesą, susidomėjimą vaikui sukelti, ne? Tai bet trumpai apie protinių galių palaikymą. Maistas irgi yra mūsų, kaip sakant, energijos šaltinis. Tai duokime gerą maistą, o ne to maisto, kuris sekina, kaip sakant, sekina, migdo ir taip toliau, aptingsta ir taip toliau, nes protas ir taip kartais jis mėgsta patingėti. Jeigu iš jūs iš vidaus, iš savo vidaus neduosit protui nurodymų, gerai, dabar reikia tą padaryti, tą išmokti, tą pagerinti, tai protas geriau atsisės prie televizoriaus ir žiūrės kokį filmą, dar kažką, arba tiesiog žinias, taip toliau. Tai va, ir dar pusryčiams, ne pusryčiams, po vandens atsigėrimo aš duodu ciberžolės arbatos tiek savo, tiek Dariui dažniau, savo kažkaip, nežinau. Ciberžolė, tai kaip sakant, turmerik angliškai, ne? Tai įpila į puoduką, yra pas mane video įrašyta, beje, eikit ir ten pasiklausykit. Bet kai turmerik šitų ciberžolės iš šaknų išspaudžiu sultis ir užšaldau, nes visų neišgersi, užšaldau į, jos atrodo tokios oranžinės spalvos, prie imbiero, jeigu pardavinėja imbierą, tai jie dažniausiai būna prie imbiero, ne, šakninių gumbinių visų. Ir išspaudžiu sultis ir tada užšaldau į ledukų formeles ir kiekvieną rytą galiu išsimti ir nesitepti rankų. Yra labai daug, skonis labai skiriasi, jeigu naudojat turmerik, tokį kaip maltą, ir sultis šviežiai išspaustas, užšaldytas. Visiškai skonis skiriasi ir tikėtina daug sveikiau iš spaustų sulčių. Ką dar reikia įdėti, būtinai įdėkite šitą pipirų. Aš naudoju cayenne pepper, bet galite įdėti ir juodųjų pipirų biškį, nes geriau įsisavins tas ciberžolė, o ciberžolė labai gerai valo kepenis, o kiek žinote, kepenis valo jūsų organizmą. Bet kepenims pačioms irgi reikia padėti išsivalyti, kas jau nusėdo iš jūsų organizmo valymo, ne, kaip dulkių, įsivaizduokit, dulkių siurblys, ne, viską išsiurbėt, bet dulkių filtrą irgi reikia išvalyti, ne, tos kepenys ir pačios šiaip jau mūsų toks jau idealus yra organizmas, kad jos pačios valosi, bet jeigu mes dar padėsime su gera mityba, tai tik į naudą. Taip, viską susakiau, ką dar Dariaus komandai siūlau padaryti, kartą per mėnesį išgerkit burokėlių sulčių, sustiprinsit savo kraują. Sustiprintas kraujas vėlgi geriau cirkuliuoja, viskas geriau užsimaitina ir taip toliau, ne? Tai va, tiek trumpai. Kas naujokai, dar čia tik žiūrite pirmą kartą mano kanalą, tai prenumeruokit, čia bus ir apie mitybą, ir apie vaikų ugdymą, ir apie nekilnojamą turtą karts nuo karto pašnekėsiu. Kas norite dirbti su nekilnojamu turtu, yra namų brokerių tinklas, tai susisiekit su Darium per jo Facebooką, Darius Overlingas, bus toks geltonas kabrioletas. Darius Overlingas. Aš galėsiu įdėti Facebooko nuorodą. O kas norite dar gauti nemokamų seminarų apie pasąmonę ir kitus dalykus, ką ten Darius papildomai nuo nekilnojamo turto mokina, tai
ten į atskirą grupę reikės prisijungti, bet ten bus sąlyga, kad prisidėti ant savo profilų užsidėti logotipą mūsų. Ir, nu, žodžiu, ten viskas parašyta. Jeigu įdomu, kas norėsit, užeisit namų brokeriai. O jeigu sudarim, dėl nekilnojamo turto mokymai kainuoja. Eikit žiūrėkit. Ir namų brokeriai, o jeigu dėl nekilnojamo turto, tai Darius Overlingas. Ką, geros dienos, linkėjimai iš Majamio ir daug energijos. Maistas yra mūsų vaistas. Iki, prenumeruokit.